Sveiki, brangūs žiūrovai, mes ir vėl savaitės svečio rubrikoje ir šią savaitę kalbamės su Martin Daukantas. Labas, Martin. Labas, Mariau. Na vakar taip užbaigė man tokios linksmos natos, paminėjau, kad iš tikrųjų tu taip ir sakėjai, kad nusprendė išsiaiškinti, kas yra tas Dievas tikras. Tai tęskime toliau tavo kelionę. Nu ką, čia reikia gal trupučiuką pridėti visgi, kad nebūtų kažkokių labai tamsių spalvų, kas liečia bažnyčios, kas liečia ten netikslių mokymų, kad visgi būtinai reikalingi mokytojai, būtinai reikalinga bendruomenė, būtinai reikalinga bažnyčia. Tiesiog, kaip Marius ir pasakė, kad pirmiausia, tai jūsų Dievo balsas viduje. Kaip jį atpažinti? Paklausykit, pamokslų ciklas visas yra apie tai, kaip atpažinti Dievo balsą, aš dabar apie tai nekalbėsiu, bet vienas iš fundamentalių pagrindų tai yra Dievo žodis. Dievas niekada neprieštarauja savo Dievo žodžiui ir ieškodami šventosios dvasios, jinai yra, bet ieškodami savo protą, nuteikdami šventąją dvasią, besigilindami į Dievo žodį, jūs visada turėsite tą kompasą savo viduje, kuris jūs nukreips. Bet aš nesakau jokių būdų, kad nereikia mokytojų, kad nereikia pastorių. Ir aš dėkingas, pavyzdžiui, toj pačioj bažnyčioje buvo nuostabus pastorius, kuris man padarė tokią įžangą į krikščionybės istoriją. Ir aš po šią dieną atsimenu tą įžangą, aš po šią dieną atsimenu tą istorinį ekskursą, kurį jisai asmeniškai man padarė, pasidalino savo didžiuliam žiniom, nes buvo jau garbingo amžiaus, net nežinau, ar jisai gyvas dabar, nes labai daug metų praėjo. Tai aš labai jam dėkingas už kai kurias pamokas, kurias ten gavau. Bet tas ėjimas toliau, jisai tiesiog iš vidaus Dievas kėlė klausimus ir aš norėjau atsakymų į tos klausimus. Čiagi ne tai, kad tikslas išardyti bažnyčią arba ten susipykti su kažkom. Jokių būdų, atvirkščiai, norisi susijungti, bet liūdesį kelia kai kurių dvasinių lyderių vaikiškumas. Nebranda, kad kada ateina, kad gimė žmogus, tai reiškia kūdikis, mes visi gimstam kūdikiais, būtų nenormalu, jeigu mes gimtumėm ne kūdikiais, Tai tą kūdikį užauginti ir tie kūdikiai būna skirtingi, kas turit vaikų, žinot, vienas ramesnis, kitas aršesnis, bet nereiškia, kad ten jos reikia kažkaip jų atsikratyti arba ten prakeikti ar dar kažką tai, Jos reikia ugdyti ir Dievas duoda išminties, kaip jos ugdyti ir kai kurie dalykai, ne kai kurie, labai daug dalykų buvo, kurios buvo grįžkės mano klaidos, nes mes visi atgimstam dvasioje. Mūsų sielos nepakeistos, mūsų protai nepakeisti, mūsų charakteriai seni, o mes jau išgirdom tiesą ir mums norisi ištraukti kalaviją dabar tokį galingą kaip Dievo žodis, mes perskaitėm porą eilučių ir davai, aš pavyzdžiui, kai kuriuos savo draugus, tai taip sužalojau, kad jie po šią dieną su manim nekalba, po šią dieną skaito mane kažkokių religinių bepročių. Nors ačiū Dievui, kad per laiką Dievas pakeitė tą mano charakterį, labai stipriai pakeitė ir turiu kitą labai gerą liudijimą iš žmogaus, kuris iš pradžių, vienas iš mano draugų buvo labai išgąsdintas, kad aš ten išprotėjau, įkritau į kažkokią sektą ir taip toliau, bet mes susitikom po kažkiek metų ir žmogus man sako, klausyk, viskas su tavim fainiai, viskas su tavim tvarkoj, tiesiog tada man pasirodė, kad su tavim labai yra viskas blogai. Ir labai dažnai mes taip atrodom, kada tik atgimė, nes viskas sproginėja ir mes dar kaip sakiau, charakterį nepakeisti ir mes pridarom iš tikrųjų tų reikalų ir priešas naudoja tai ir liūdna, kai pačios bažnyčios metai iš karto liudyti tokius žmonės, kurie taip dega, bet jie dar nepakeisti, jiems liudyti dar labai anksti, jiems reikia pažinti tiesą, jiems reikia pradėti statyti santykius su viešpačiu, pradėti suvokti iš viskas įvyko. O tik jau tada judėti ten į kažkokias ten ant barikadų, ten į kovas ten ir taip toliau. Tai kaip ir minėjau praeitą kartą, sekantis žingsnis tai buvo krikštas šventą dvasią. Taip, tikrai įdomu, kaip ten. Ir tai įvyko už vandenyno, Dievas mane nuvedė už vandenyno. Tai buvo irgi įdomi kelionė su Dievo vedimu, nes išvažinėjau aš iš čia, tais laikais dar reikėjo gauti vizai į Jungtinės valstijas. Nebuvo taip paprasta, kaip dabar užpildė ir gali važiuoti. O tada buvo labai sudėtinga, bet, čia ilgai galėčiau pasakoti, bet Dievas išvedė. Ir mes išvažiavom.
mes išvažiavom už vandenino, ten ir finansinių buvo, pavyzdžiui, vieną tokį dalyką pasakysiu, kad mano darbe, kai aš pasakiau, kad aš važiuoju, man pasakė, tu gali nebegrįžti. O ką tai reiškia? Aš jau pasiskolinau pinigų, kad man važiuoti, o man pasakė, kad jeigu tu dabar išvažiuosi, tu gali nebegrįžti. Ir aš galvoju, wow, Dieve, tik tavim pasitikiu, aš dabar jau turiu skolą, jau bilietai nupirkti, jau viskas yra. O darbe, man iš pradžių pasakė, kad tu gali važiuoti, bet po to ten atėjo kažkoks tai didelis projektas ir aš buvau reikalingas, man pasakė, viskas tu reikalingas, aš sakau, aš negaliu. Man pasakė, tu pasirink. Ir jeigu tu išvažiuoji, tai tu gali nebegrįžti. Ir aš sakau, aš nebegrįšiu tada. Ir aš važiuoju. Ir aš važiavau ir viskas buvo ištaškyta, išdaužyta visos sferos. Ir finansinė, juridinė sfera išlindo daug dalykų. Ir su ta viza ten buvo viskas taip drebėjo. Bet viskas pavyko, aš ten išvažiavau, buvau nuostabiam labai tarnavime ir gavau krikštą šventą dvasią ir Dievas padarė taip nuostabiai, kad ant manęs nedėjo rankų, nes mus taip toj bažnyčiai prigąsdino, kad jokių būdų neleiskit, kad ant jūsų uždėtų ranką, kad jeigu uždės ant jūsų ranką, viskas, jūs krisit į pragarą, jūs pripildys demonai, viskas, jūsų gyvenimas prakeiktas visiems laikams ir taip toliau. Ir Dievas, žinodamas visą tą nesąmonę, kuri jau buvo prikimšta į mano galvą, padarė taip, kad aš buvau pakrikštytas be uždėjimo ant manęs. Bet buvau pakrikštytas labai aiškiai, labai ryškiai. Dievas pasirodė sėdinti sostę, aš mačiau pirmąjį savo fantastinį regėjimą, aš susitikau su Jėzumi, asmeniškai susitikau su Viešpačiu, mačiau tą šlovę, mačiau tą grožį, mačiau tą visą dydį. Viso turbūt nemačiau, aišku, bet man tai buvo labai. Ir pradėjau kalbėti kalbom, prabilau labai smarkiai, labai gyvai, labai iš tokio gylio buvo įspūdis, kad tiesiog sulūžo kažkokie amžių akmenys, kuriais buvo užstumti tie šaltiniai, bet Dievo dvasia jos pralaužė viską ir tai pradėjo tekėti per mane ir tada toj vietoj, nes tai nebuvo pagrindinis tikslas gauti krikštą šventą dvasią, čia buvo tik tai dalis to tarnavimo, tikslas buvo gauti pašaukimą į savo gyvenimą, nes nei vienas žmogus negimsta šiaip savo. Kiekvienas žmogus turi pašaukimą iš Viešpatės. Labai aišku, labai konkretų pašaukimą. Yra bendras pašaukimas, kuriame mes visi judam, bet yra konkretus pašaukimai kiekvienam žmogui. Ir yra bendras į visą gyvenimą ir yra pašaukimai tam tikriems etapams. Tai mano tikslas, mūsų visų tikslas, kurie tam buvo susirinkę, gauti tą pašaukimą, bet aš iš Dievo gavau labai aiškiai, tu sužinosi. Ir aš išvažiavau ramia širdim, kad aš sužinosiu, man atrodė, kad tai bus, kitą savaitę, gal už 2 maksimum, žinai, bet į priekį taip užbėgdamas galiu pasakyti, kad tai buvo po 10 su viršum metų. Man iškilo keletą klausimų, Martin. Kokio reikalo tau reikėjo važiuoti į Ameriką, kad gautum apreiškimą? Kaip čia tau taip sudirbo? Keli momentai buvo tokie labai svarbus. Tai surišta su tom krizėm bažnyčiai, kurioje aš buvau, nes atgailavau tai aš namie, bet aišku, automatiškai aš atėjau į tą bendruomenę, į kurią pradėjau vaikščioti dar netikėdamas, ieškodamas atsakymų į tos religinius klausimus. Tai aš atsiradau toj bendruomeniai. Ir tai dalinai buvo surišta su ta krizė, kuri buvo toj bendruomeniai, nes kaip minėjau, kad jie nenorėjo manęs krikštyti. Pasirodo, dalis bendruomenės nenorėjo krikštyti, tiksliau, dalis vyresniųjų toj bendruomeniai. Bet pati bendruomenė norėjo ir vienas iš pastorių taip pat labai norėjo ir taip ir buvo, ir aš buvau pakrikštytas ir nuostabi buvo diena, gerai, apie tai jau papasakojau. Tai čia buvo su tom surišta, nes mus mokino kaip, kad mes vieninteliai esame išgelbėti, kad tik šita bendruomenė yra išgelbėta, kad visi kiti eina į pragarą, kad tiesa tik tai čia, nesijok, viskas labai rimta. Viskas labai rimta, mes visi tom tikėjom. Mes visi tom tikėjom, kad mūsų čia 30 žmonių ir mes esame išgelbėti, visi kiti eina į pragarą. Ir mes liudijom labai ugningai, mes bėgiojom, mes vos nekratėm žmonės už pažastų, nes mes buvom įsitikinę, kad tik mes. Tikėkit pas mus. Kad tik pas mus, kad visur kitur viskas, nieko nebus. Ir pas mus dar krizė, įsivaizduokit, tai čia buvo viskas labai rimta. O atsirado toksai vienas žmogus, labai didelį vaidmenį mano gyvenime atlikęs, kuris atnešė tokią ugnį. Atnešė ugnį, atnešė džiaugsmą, atnešė kažkokią intrigą.
buvo labai ryšku, kad per jį kalba Dievas, bet jo neįleido į bažnyčią, bet jis palėtė labai daug žmonių čia Klaipėdoj, per tai aš sužinojau, kad yra pasirodo kitos bendruomenės, bet jos taip pat yra kryžiai ir iš tų bendruomenių pastoriai važiavo į tą tarnavimą į Ameriką ir grįžo va tokiom akim, va tokiom šypsenom ir kai aš pamačiau tą savo pastorių ir jisai pasakė, wow, man iškart buvo aišku, jau iki to momento man Dievas prakalbėjo, kai jisai grįžo, aš jau turėjau labai tokį supratimą, kad man reikia važiuoti, bet vat viskas, ką tu įvardinai, pinigai, juridika, atstumas, aš dar nežinojau, kiek visko man reikės, su kom aš susidūriau, kada aš jau priėmiau sprendimą važiuoti. Tai aš kaip ir turėjau tą sprendimą, bet buvau pauzėj matydamas visą pasipriešinimą, dar ne visą pasipriešinimą. Ir kada jisai sugrįžo ir pasakė, wow, man jau buvo viskas, reikia važiuoti. Ir tada aš nusprendžiau, kad reikia važiuoti. Tai va turbūt va šitie du pagrindiniai momentai. Bet tai peršas išvada iš tikrųjų, kad tau gyvenimo svarbiausias įvykis buvo pažinti Dievą. Tiesiog. Tai aš kaip minėjau, aš kai pažinau tą Dievą, tą didįjį Dievą, tai be abejo apsivertė viskas. Apsivertė visiškai viskas be išimčių. Ta prasme, aš po klaustukų padėjau viską. Be išimčių. Ne tik savo ten sekmadieninį laiką, ne tik savo ten rūkyti ar nerūkyti. Aš padėjau viską, ta prasme, jeigu Dievas yra, tai reiškia viskas kitaip. Tai reiškia visiškai kitas gyvenimas, tai reiškia visiškai kitas paveikslas. Pasirodo, kad tos dekoracijos, kuriuose aš gyvenau, kad tai tik dekoracijos, kad tai yra tik tai, grubiai kalbant, kambarėlis, kuriame aš esu, o gyvenimas daug didesnis, istorija daug didesnė. Mano vaidmuo be galo didesnis pasirodo ir tai ne mano išmislas, tai Dievo noras, tai Dievo troškimas, tai Dievo jėga, valia. Jis rašo labai aiškiai rašte, kad jisai duoda mums pažadus, o po to, nežinau, skaitėte ar ne, bet labai aiškiai pasakyta, kad Dievas sako, visą tai aš įvykdysiu savo jėga. Viską tai aš įvykdysiu dėl savo vardo. Čia ne man mestas kažkokios užduotis be galo. Tu dabar turi būti tobulas, tu dabar turi nenodėmiauti, tu dabar turi susirasti savo pašaukimą, tu jį turi pilnai išpildyti, tu dar turi būti geriausias tėvas, geriausias sūnus, geriausias vadovas, geriausias darbininkas, geriausias sportininkas, geriausias draugas. Ir čia viskas tau. Ne, čia jis viską padarys. Tai jis sugeba paimti sulaužytą, sudaužytą, sugriautą asmenybę ir padaryti iš jo naują kūrinį. Pakeisti charakterį, pakeisti ateitį, pakeisti savybės, visas sielos savybės. Tai jis, tai ne aš. Ir kada įvyko mano ta atgaila, jinai, iš tikrųjų tai buvo visiškas perversmas. Aš pasisukau 180 laipsnių. Dievas mane apsuko 180 laipsnių. Ir gal iš pradžių tai atrodė drastiškai, nes mano mama buvo išsigandusi. Šiaip išsigando visi aplinkui. Išsigando visi aplinkui. Nes aplinkui nebuvo tikinčių žmonių. Kas su mūsų berniuku nutiko, ne? Nes aplinkui nebuvo tikinčių žmonių. Aplinkui buvo netikinti žmonės. Ir apsidžiaugia tik tai tie žmonės, kurie buvo toj bendruomeniai. Bet tai buvo nepažįstami žmonės. Tai buvo žmonės, kuriuos aš pažinojau tik visai trumpą laiką. Ir, ką tu juos nepažįsti, o paskui jau tada prasidėjo tie religiniai dalykai. Ta krizė, kur paminėjau, ir per tą paminėtą žmogų kalbėjo Dievas ir mes ten nuvažiavom. Aš nebuvau pirmas, kuris ten nuvažiavo, sakau, iš Klaipėdos konkrečiai, iš Lietuvos ten važiavo nemažai pastorių, lyderių. Ir aš buvau tik tai antroje ar trečioje bangoje, man atrodo, aš jau dabar neatsimenu. Bet tai vis tiek tas pats faktas, aš, pavyzdžiui, save pabandau įstatyti į tavo vietą, pas mane dar nėra tiek aistros. Jeigu pagalvojus nuvažiuoti į Ameriką, tai finansiškai kiek tai, kokia našta, vos ne mašiną ten gali nusipirkti už tus pinigus. Tu eini va banką. Su Dievu kitaip negalima. Tikėjimas, kelias tikėjimu, jis negali būti kitaip. Mes norim eiti tikėjimu ir aš sakau savo irgi, aš niekam nepriekaištauju, brangiai. Priešas daro taip, kad mes bandom eiti tikėjimu ir su savim tempti komforto zoną. Mes va čia susikūrėm komforto zoną ir norim eiti tikėjimu, daryti tikėjimo žingsnį ir komforto zoną su savim traukiam ir neišeina. Ir mes nervuojamės. Tai ką man reikia palikti komforto zoną? Taip, Dievas tau paruošė dar daug nuostabių komforto zonų, bet tikėjimu tai reiškia padaryti žingsnį į niekur. Žiūrint fizinėm akim, klausant tokių
kaip sakyti, kūniškų žmonių, kūniški ką reiškia, kurie vadovaujasi tom, ką mato, ką girdi, ką supranta, kas buvo praeitį jau kažkokią patirtį turėdami, savo protų besivadovaudami. Tų žmonių, jeigu klausyti, mes tikėjimo žingsnių niekada nepadarysim. Nes raštas mokina mus pasitikėti viešpačiu, net nepasitikėti savo protu, jo? Pasitikėti tik viešpačiu. Ir va čia yra tikėjimo žingsniai. Tai buvo vienas iš tų žingsnių eiti va bank, nes, kaip aš ir sakiau, aš pasiskolinau pinigų, man pasakė, kad į darbą tu gali nebegrįžti. Krizės buvo visose gyvenimo sferose. Aš tiesiog negaišiu laiko, kad įvardinti. Tiesiog visose. Su draugais, šeimoje, su juridika, su viskom. Su šeima, ta prasme, aš turiu omeny savo tėvus, su šeima turiu omeny savo žmoną, visur buvo, bet aš ėjau ir Dievas, vat, kalbant apie finansus, grįžęs, vienas dalykas darbe suvaidino, kad tos frazės iš vis nebuvo, mane priėmė išskleistom rankom. Aš atėjau į darbą grįžęs, todėl kad oficialiai tai buvo atostogos, tai aš grįžau po atostogų, atėjau į darbą ir galvojau, mano daiktai bus sudėti, žinot, kaip filmuose į dėžę, ir taip pasiimk ir net neužeik niekur, tiesiog išnyk. Bet atėjau, viskas normaliai, atėjo mano viršininkas, sako, o, grįžai, kaip fainiai, super, mes čia tavęs laukiam, pasirodo manęs premija kažkokia laukia, man naują kompiuterį nupirko, man davė užduočių visą galą, aš galvoju, kas čia vyksta, kas čia atsitiko, ta prasme, aš atėjau, kad palikti, aš jau galvoju, kur čia kokį darbą ieškoti. O man visko davė ir aš tą skolą padengiau, aš tai buvau įsivaizdavęs, kad aš ją padengsiu maždaug per 3 metus kažkur tai. Oho. Jo. O aš ją padengiau per 3 mėnesius. Per 3 mėnesius. Dievas taip sudėliojo, sakau, ten darbe buvo krūva bonusų, man nereikėjo ieškoti naujo darbo, man dar iš kažkur tai atėjo finansai, aš dabar nebeatsimenu, bet aš padengiau viską va taip. Amen. Dievas padengė. Amen. Tai va čia toks žiūrovai iš tikrųjų tas liūdėjimas, ieškokite Dievo karalystės ir visa kita bus pridėta. Amen. Taip, tikrai, nuostabu. Aš to įtikėsiu, Martina, jeigu tai dar viškai. Amen. Aleliuja. Ačiū, tikrai nuostabu. Fantastika, aš truputėlį tokiam šokė. Niekados negirdėjau šitos istorijos iš tavęs. Nuostabu, tikrai. Tai tų istorijų daug, matai. Gaila, kad ten diskas mažas. Gal mes turėsim tokią specialią laidą kažkokią, kaip čia pasakyti, kelionės aplink pasaulį su Martinu. Gerai, juokajam. Tęsiam toliau. Tada tas kitas mano klausimas iš tikrųjų, man įdomu, kaip tie reginiai, aš nematęs tokio vaizdinio reginio, niekados asmeniškai iš šventos dvasios, tu sakei, pamatei tą sostą, kažkokį tokį aplinką visą. Ar tai buvo tuo metu susirinkimo, ar toj salėje, ar kaip tai? Tiesiog ta vieta, kur buvo daug žmonių. Papasakok šiek tiek tą momentą. Nu, čia labai įdomu. Jo, Dievas kalba apie regėjimus ir mes matom tai rašte. Bet jis taip tiesiog, aš tai suprantu, tą regėjimą žmogus gali galbūt gauti, galbūt aš irgi kartais kažką tai panašaus matau, bet kai aš būnu slaptoje, kai man nieks netrukdo, kaip aš kažkur tai būnu su Dievo mintise, bet čiagi dabar masėje žmonių. Taip. Nu, konkrečiai apie šitą regėjimą kalbėti, tai kaip ir minėjau, kadangi buvau prigazdintas, kad negalima niekam leisti dėti rankas ant savęs, tai kai meldėsi, aš visgi išėjau, kai buvo kvietimas melstis už Krikštą Šventą Dvasią, nes Dievas man numetė vieną labai fainą argumentą. Jis sako, o ką tu pasakytum apie tikėjimą prieš 5 metus, jeigu kažkas tau pasakytų, kad yra Dievas ir taip toliau. Aš galvoju, aš pasiūsčiau turbūt tą žmogų labai grubiai, nes, toks buvau aistringas žmogus, turbūt ir dabar aistringas, tik kita linkme. Tai Dievas sako, tai kodėl tu manai, kad Krikštą Šventą Dvasią tai yra netiesa? Gal tu tiesiog nežinai, kas tai yra? Juk tu skaitai rašte, kad tai parašyta. Ačiū Dievui, kad Dievas jau prieš tai savo apreiškimą įsitvirtino Dievo žodžio dieviškumą. Kad Dievo žodis tai iš tikrųjų Dievo žodis, nors jis užrašytas žmonėmis, žmonių rankomis, bet tai yra Šventosios Dvasios įkvėptų žmonių užrašyti žodžiai. Tai tuo momentu aš jau tą labai aiškiai suvokiau ir mačiau, kad rašte kalbama apie tai. Tai aš išėjau, už mane pasimeldė, bet tai buvo pirmas ir kol kas paskutinis kartas, kai aš kritau besimeldžiant. Aš tiesiog išnyko viskas. Aš tiesiog atsibudau ant grindų.
Bet aš nepradėjau kalbėti kalbom. Čia buvo toksai įdomus dalykas. Aš pagulėjau, buvo, fainas toksai jausmas, aš pagulėjau tiesiog, ten tarnavimas vyko, tai buvo labai didelis tarnavimas, daug žmonių, nuostabi vieta. Ir aš tiesiog pagulėjau, man buvo labai fainiai, po to atsikėliau, supratau, kad man reikia išeiti iš tos patalpos, o ta patalpa tokia labai didelė buvo. Aš išėjau ir grįžęs už kelių minučių, aš užėjau į tą patalpą ir tuo momentu, Dievas tiesiog mane pripildė. Dievas mane pripildė, aš tiesiog kritau ant kelių, aš pradėjau verkti, ten ir seilės, ten ir ašaros, ten viskas kartu. Ir tame užsimerkime, toj maldoj, tame dėkojime, tai buvo labai ryškiai, tai buvo labai labai stipriai, labai panašiai į atgailos momentą, kai ir Dievas apsireiškė. Aš pamačiau tą sostą, aš pamačiau sėdinti viešpatį, aš pamačiau tą nuostabų, tą rūbą, tokį begalinį iš tikrųjų. Ir ten buvo daug niuansų, daug detalių. Ir tai buvo mano tas pirmasis regėjimas. Per tą tikėjimo kelionę jų buvo N, aš dabar jau nesuskaičiuosiu visų, ir buvo labai reikšmingų tokių vaizdų, kurios Dievas parodė. Pavyzdžiui, buvo tokia visa reginių serija, kai Dievas pašaukė nešti žinią apie besąlygišką Dievo meilę, kai Dievas pašaukė mūsų žmoną tarnauti čia Lietuvoje. Dievas tai patvirtino ženklais ir stebuklais, ir vieni iš tų stebuklų buvo būtent tie regėjimai, kurie pildosi po šią dieną. Po šią dieną jie pildosi. Po to buvo nuostabių regėjimų, pavyzdžiui, vienas iš tokių ryškių, jeigu apie tai kalbam, aš vieną dieną atsibundu, tai yra naktis, bet aš jau suvokiu, kad aš nebemiegu. Ir aš matau, kaip aplinkui stovi angelai, 5 angelai, tokie dideli, ugningi angelai, ir jie sudėjo kalavijus ant manęs, ugningus tokius degančius kalavijus, ir tiesiog laiko ant manęs. Ir aš supratau, kad man tiesiog reikia tai priimti, kad man tiesiog reikia tame būti. Ir aš ramiai užmigau vėl ir viskas, ir po to jau buvo rytas. Bet regėjimas, kuris po šią dieną mane labai sustiprina, ir aš tiesiog turiu tą paveikslą, Dievas nupiešė tą paveikslą mano galvoje. Ir tai labai irgi svarbu. Žinot, aš gal pasakysiu trupučiuką daugiau, visai neužilgo bus stovykla, apie kurią mes gal trupučiuką vėliau kalbėsim. Liepos 24 dieną atvažiuokite į Jadagonius. Visą informaciją svetainį mūsų aš daugiau nesakysiu, bet mes trupučiuką apie tai kalbėsim. Gal net ne trupučiuką, kas norės daugiau. Nes Dievas mus veda į dvasinį pasaulį. Nes Dievas nori atskleisti mums daug daugiau, negu mes kažkaip užsižaidėm tuose fizinėse plotmėse, vis kažkas apie kūną, bet Dievas yra dvasia. Ir Dievas sako, kad tavo dvasia yra atgimusi. Ir Dievas dar daug nuostabių dalykų kalba. Ir apie tos dalykus mes kalbėsim, nes tai tikrovė. Tai tikriausi dalykai, kurie turi labai didelę įtaką, labai didelį poveikį ir labai didelės pasiekmes. Amen. Ačiū, Martin, už šią dieną. Sudie žiūrovai, susitiksim rytoj. Sudie, brangiai, iki pasimatymo. Nebijokit, Dievas yra labai geras ir jisai labai labai jūsų laukia.